Ačiū Jums, kad atvykote į spaudos konferenciją. Darom ją kaip tik tai tą pačią dieną, kai turim paskutinį tarybos posėdį. Ir kaip sako, tokia tradicija gražiai yra, kad iki naujų metų reikia visas skolas atiduoti. Iki kalėdų, tai yra ne iki naujų metų reikia visas skolas atiduoti. Tai šiandien tarybos posėdį priimsim sprendimus. Manau, kad galėsim tas skolas iš tikrųjų atidavinėti ir pakankamai sėkmingai. Aš manau, kad tarybos medžiagą jau Jūs matėt. O šiandien tiesiog yra ta tokia graži diena, kai ko gero turim paskutinę spaudos konferenciją šiais metais. Tai visų pirma norim padėkoti Jums už tą darbą, už informacijos pateikimą žmonėm, už tą kritiką, kurią išsakot, nes natūralu, kad kiekviena valdžia, jeigu jinai ir nėra kritikuojama, jinai po truputėlį gali gest. Tai kad Jūs mums pridedat šiek tiek druskos ir pipirų, tai palaiko mūsų gyvybinės funkcijas ir reiškia bendrą sveikatos stovį. Tai prieš pradėdami spaudos konferenciją tiesiog paprašysiu mūsų kolegų, mes turim tokius mažus suvenyrus. Šiais metais yra, kadangi kitais metais yra žemaičių metai ir savivaldybė taip pat parėmė šio leidinio įsigijimą, tai yra žemaičių kalendorius. Tai norim kiekvienai redakcijai ir televizijai teikti tą mažą dovanėlę, kad visi biškį būtumėm paminėtina tada būtų, tuo labiau, kad kalendoriai, kuris yra išleistas, yra ir Plungės vaizdai, tai yra mūsų kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai, taip pat yra plateliai. Tai aš manau, kad tas kalendorius tikrai suras vietą Jūsų redakcijose atitinkamai deramą vietą. O čia tiesiog tokie nedidukas suvenyras, nes gyvenam tokiu laikmečiu, kai yra pakankamai daug drėgmės, daug peršalimo ligų. Čia yra medus, tam, kad prie arbatėlės susėdę galėtumėt ne tik dabar, bet ir anksčiau. Tai iš tikrųjų norim pasidžiaugti, kad vis tik tai ir pasiruošimas darbam, ir oro sąlygos leido, kad, jeigu kalbant taip nuo Plungės miesto, tai pakankamai neblogai padaryti kai kurie darbai. Iš tikrųjų, Plungės miesto tvarkymai šiais metais buvo skirta virš 320 000 eurų. Ir reikia pasakyti, kad darbelių buvo padaryti tikrai pakankamai nemažai. Tai be jokios abejonės seniūnija turi priežiūrą tų gatvių dangų, kurios yra žvyro dangos, tai natūralu, kad buvo daromas grederiavimas ir iš tikrųjų tam buvo skirtos atitinkamos didesnės arba mažesnės lėšos. Kitas dalykas tai yra asfaltavimo darbai, kurie buvo padaryti, tai reikia pasakyti, kad tiek pačios seniūnijos dėka, tiek kai kuriais atvejais su gyventojų prisidėjimas buvo padaryti darbai. Ir džiaugiamės, kad iš tikrųjų seniūnija galėjo kartu su gyventojų prisidėjimu Telšių gatvės dalį. Tai sakykim, ten Telšių gatvė pati skaitusi, bet tai yra kaip akligatvis, kartu su gyventojų prisidėjimu. Iš tikrųjų, pagal mūsų iš eilės patvirtintą planą buvo sutvarkytas Telšių skersgatvis tenais yra. T formos tokia sankryža yra, ten kadangi Plungė tikrai yra tokio pakankamai nelygaus reljefo, tenais buvo įrengta iš ankstesnio periodo dar buvo įrengtos vandens surinkimas, tačiau esant gruntiniai dangai, tai iš tikrųjų buvo pakankamai daug bėdos ir patiems gyventojams ir eksploatacijai. Tai būtent tas buvo sutvarkyta. Taip pat buvo žvyro danga Birutės skersgatvė. Jinai buvo sutvarkyta Mendeno, matė turbūt jau be jokios abejonės, žurnalistai viską matot. Tai buvo sutvarkyta aikštelė prie Plungės specialiojo ugdymo centro. Dabar privažiavimas iš tikrųjų ten yra pakankamai gerai sutvarkytas ir kitiem metam planuojam, kad sutvarkysim aikštelę jau pačiam viduj, nes fasadinė dalis, sakykime, sutvarkyta, reikia truputėlį daugiau dalykų daryti. Taip pat džiaugiamės tai, kad tos gatvės, kurios buvo pakankamai stipriai išgadintos, sakykime, tai buvo nelygios dangos ir po vandenvalos vandentvarkos projekto, tai čia Biliūno gatvės gabaliukas buvo, taip pat Bobrungo gatvė buvo pakankamai gražiai aptvarkyta ir naujas pakankamai užklotas asfaltas.
tai čia mūsų pakankamai stipriai linksniuoja ir jūs linksniavot, tai yra būtent dėl Laisvės gatvės ir buvo priimtas sprendimas, kad Laisvės gatvės techninė būklė pati ir automobilių kelių direkcijos atstovai neturėjo tokių priekaištų, kad tai yra atlikti darbai visiškai nekokybiškai. Tai už tą vadinamąją skolą buvo ištisinė danga padengta būtent, sakykime, Babrungo gatvės gatvė, Babrungo gatvė ištisinio asfalto ir tie visi darbai buvo padaryti būtent už tą, kiek tai kainuotų atitaisimas Laisvės gatvės dangos. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų pajudėjo, šiek tiek turėjom galbūt kai kurių įtampų, bet manau, kad oro sąlygos irgi tikrai leido pasidaryti tai, kad daly miesto gatvių buvo sutvarkyti šaligatviai. Tai Mačernio gatvėje, Vaišvilos gatvėje, Jucio gatvėje, skvere čia pačiam, taip pat Vaižganto gatvėje buvo sutvarkyti šaligatviai. Norėtųsi iš tikrųjų, kad būtų padaryta šiek tiek ir daugiau, tačiau vienas iš tokių objektų, kurį numatoma daryti jau kitais metais, tai yra Birutės gatvės tvarkymas ir su Lesto tikrai randam kontaktą, kad jie galėtų savivaldybė parengus projektus sukabeliuoti šitose gatvėse esančius tinklus elektros ir pastačius naujas atramas, iš tikrųjų būtų galima sukloti ir sutvarkyti naują šaligatvį. Nes judėjimas šiuose gatvėse tikrai labai didelis, ypač rytais ir pasibaigus pamokom. Tai manau, kad iš tikrųjų būtų galimybė tokią sutvarkyti. Ir kitas toks karštas taškas yra, tai Jucio gatvės kairioji, ta vadinamoji dešinioji pusė. Kairiąją pusę mes daugiau esam aptvarkę, o dešinioje pusė iš tikrųjų ten dar tvarkymas laukia ir pakankamai didelis. Apšvietimas iš tikrųjų taip pat buvo tvarkytas ir galbūt ne tokiose didelėse apimtyse, tačiau tikrai pakankamai daug ir reikia pasakyti tiek seniūnijos lėšomis, tiek derinantis su privačiais asmenim. Tai kaip pavyzdį norėčiau pasakyti Plechavičiaus gatvę, kur 13 tramų, sakykime, yra nusipirkę patys žmonės, o seniūnija padarė tuos kabeliavimo darbus ir, sakykime, tas pačias pagrindus apačias, kad būtų galima statyti. Tokių atvejų tikrai turim pakankamai daug, tai yra iš Vaišvilos gatvės dalis buvo sutvarkyta 9 atramos, Biliūno gatvėje 3 atramos, Mačernio gatvėje 3 atramos, Babrungo gatvėje 3 atramos ir daugiau. Tai iš tikrųjų su Lesto kalbamės ir dėl kitų dalykų, tai tikimės kitais metais, kad pasijudins ir savivaldybei padarius projektuką, pasijudins ta vieta, kurie iš tikrųjų skaudi yra jau turbūt kokie 5-6 metai, tai yra prie pačios Plungės, prie kapinių esančios atramos, prie naujųjų kapinių, jau visiškai esančios atramos ir ten esanti pastotė. Jinai turėtų įsikelti ir tas, atrodo, projektas toks nėra labai didelis, tačiau jį pajudinus iš tikrųjų reikalinga kabeliavimo darbai palei rytinį Plungės aplinkelį. Nes priešingų atveju automobilių kelių direkcija neleidžia daryti virš tokių kelių pačių tinklų, tai reikalingas atitinkamas kabeliavimas. Na, iš tikrųjų džiaugiamės tai, kad pakankamai stipriai pajudėjo kai kurie laisvalaikio ir sporto objektai, tai super miesto aikštelė praktiškai įranga visa yra nupirkta ir pavasarį, kai balandžio arba gegužės mėnesį, kai leis oro sąlygos, bus grunto darbai visi yra padaryti, tačiau užtikrinant vaikų saugumą tos aikštelėse bus išlieta, nepaklota, bet noriu pasakyti, išlieta ištisinė danga guminė, 4 cm storio, tam, kad vaikai prie treniruoklių, prie karstiklių, kurios bus, kad jie, esant nukritimam, jie būtų pakankamai saugus ir nesitraumuotų. Tai, kai klimatinės sąlygos iš tikrųjų leis, tai bus pabaigta padaryti. Džiaugiamės tai, kad pavyko kartu su futbolo federacija įgyvendinti 4 aikštelių, vaikų aikštelių prie darželių sutvarkymą. Pagrindai taip pat yra padaryti. Rangovai yra pasiruošę ir užsidėję dangą, jie pasiruošę susiklijavę. Tai prie 4 mūsų vaikų lopšelių darželių kitų metų pavasarį jau viskas bus pabaigta, aikštelės bus pilnai sutvarkytos. Taip pat
Sportinės aikštelės tikrai atsiranda ir kitose vietose, tai noriu pasidžiaugti, kad po ilgos pertraukos Stoties gatvėje atsiranda aikštelė ir tenais numatoma pasidaryti ne tik tai pagrindus ir asfaltinę dangą, bet kitais metais susikloti dangą, pasidengimų gumuotą dangą, tam, kad iš tikrųjų būtų mažesnis traumatizmas ir būtų ženkliai patogiau sportuoti. Taip pat pajudėję yra darbai, džiaugiamės dėl Miško gatvės, miesto tvarkymo, kurie darbai yra gatvių. Miško gatvė daly jau yra užklotas pirmas asfalto sluoksnis. Klevų gatvė ten yra šiek tiek daugiau tų darbų. Ir kai kurie konstrukciniai sprendimai truputėlį kitokie yra, nes ten buvęs tvenkinukas toks prūdas užšėlęs visiškai, jį reikėjo nusausinti. Ir būtent toje teritorijoje yra numatoma įrengti vaikų ir sporto žaidimų aikštelę. Kadangi būtent šitas rajonas neturi jokios sportinės aikštelės visiškai, o tame individualių namų kvartale iš tikrųjų yra pakankamai daug gyventojų. Ir tiek vyresnių, tiek jaunesnių, ir pajudėjimas iš tikrųjų yra sveikas dalykas, tai atsižvelgiant į pačių gyventojų prašymą, tai iš tikrųjų yra numatyta. Na, aš dėl architektūros teritorijų planavimo skyrius, kas nuveikti darbai, aš norėčiau gal paprašyti administracijos direktoriaus Alberto Kuleičio. Mes iš pat pradžių, kaip deklaravom, nusistatėm silpniausias vietas. Švietimo įstaigų pirmiausia dėmesys buvo, tai Kulių gimnazijos pastatas ir Žemaičių Kalvarijos darželio pastatai turbūt buvo pačios blogiausios būklės. Tai jiems jau yra pasirašytos projektavimo darbams sutartys ir patys projektai jau eina į pabaigą. Tai turėsim Kulių gimnazijos techninį projektą, paprastojo remonto, rekonstrukcijas, kaip bevadinsim, ir Žemaičių Kalvarijos darželių paprastojo remonto techninį projektą. Lėšų šaltiniai abiems tiems dviem projektams labiausia vilčių dedam iš Europos struktūrinės paramos energijos taupimo programų. Aplinkos ministerijoje lygtai ruošiasi jau patvirtinti ir aprašus. Mes tikimės, kad kitų metų pavasarį mes galėsim jau ir teikt paraiškas lėšom gauti. Na ir dar vienas, tai miesto stadiono rekonstravimo projektas, pakoreguoti, kad jis būtų arčiau pritaikytas, atitiktų tikslinės teritorijos įgyvendinimo projektui. Daugiau šitų projektų, kuriuos dar galėčiau minėti. Skvero Babrungo gatvėje Nausodžio seniūnijoje techninis projektas, Kulių kapinės su praplėtimu ir kolumbarium įrengimo techninis projektas, Žiedinis sankryžos įrengimas Lentpjūvės ir Dariaus ir Girėnų gatvės sankryžos techninis projektas parengtas, padarytas. Tai jis susijęs kaip tik su tuneliu, mes dėl ar vėliau, ar po to sakys, kad mes turime pasirašę bendradarbiavimą sutartį, ką gerai žinot, dėl tunelio statybos darbų. Susisiekimo ministras jau ir pritaręs ir objektų sąrašui, valstybės planavimo būdų, kurie bus iš šitos programos, ten apie 40 milijonų eurų. Tai Plungės projektas yra įtrauktas. Ir mes jau dabar ruošiamės techniniai specifikacijai, viešųjų darbų konkursų skelbti pagal tą susitarimą. Plungės rajono savivaldybė vykdys viešųjų pirkimų procedūrą. Tai šitoje vietoje dar bus trupučiuką keisis ir mūsų parengs techninis projektas, kadangi jam nebuvo numatyta tunelio metu šito dviračio tako. Pėsčiųjų takas buvo, dviračio tako nebuvo. Tai mes norim, kad ir dviračio takas atsirastų, kadangi tai būtų ištisinė jungtis nuo Plungės miesto, o greičiausiai turbūt gražiausia būtų nuo Oginskio rūmų iki Platelių ežero ir aplink Platelių ežerą. Tai šitie darbai apie Platelių ežerą padaryti, jungtis jau irgi pradėta daryti, tai tikimės, kad tai išeis. Na ir pasirengims pirkimui turim dabar Telšių, Minijos, Rietavo ir Laisvės gatvė su žiedinių sankryžų įrengimu. Plungės mieste, čia irgi iš ES struktūrinės paramos per regioninės pinigus. Na ir rengiam techninį projektą jau socialinių būstų rengiams, kuris labai čia taip skambiai nuėjo. Daug kon šnekėjom, Narvaičių mokyklos remontą, pakeičiant jo paskirtį iš mokyklos į socialinį būstą.
Tikrai, nes šitas dar nebus, va, tą, ką pasakysiu, nebus įtrauktas ir į mūsų tą informaciją dabartinę, kadangi jinai buvo ruošta vakar dienai. Ir vakar dieną, kaip tik tai šįryt gavom tą informaciją, vakar mūsų specialistai buvo automobilių kelių direkcijoje ir susiderino sprendinius dėl Žaltakalnio gatvės, Vaižganto gatvės ir rengiant žiedinę sankryžą tarp Žaltakalnio ir Vaižganto gatvių. Tai paskutinis sprendimis jau rastas yra bendras sprendimas. Tai įvertinant tai, kad Vaižganto gatvėje atsiranda ir projektuojasi Lidlo parduotuvė, tai būtent techninių sprendinių klausimas yra. Ir mes iki naujų metų, direktorius kaip tik tai savo parašus skelbs projektavimo ir statybos konkursą, būtent Žaltakalnio, mūsų to pietinio aplinkelio ir Vaižganto gatvės sutvarkymą. Tai tikimės, kad kitais metais galėsim kartu turėti abidvi dalis, sakykim, tai Kulių gatvė per Varkalių miestelį, per Varkalių gyvenvietę ir Vaižganto gatvės gabaliuko sutvarkymas ir čia, kaip minėjau, šitas Žaltakalnio Vaižganto gatvės sutvarkymas. Tai iš tikrųjų būtų vienas toks bendras projektas ir, aišku, iš tikrųjų iš anksto atsiprašom pačių plungiškių, kadangi kai vyksta gatvių tvarkymo remonto darbai, tai turim vienokį arba kitokį nepatogumų, tačiau patys suprantat, jeigu norim namus susitvarkyti, kartais tenka šiek tiek ir pasivalyti, ir baldus persinešiot, bet toks jau mūsų darbas yra, nieko nepadarysi. Tai iš tikrųjų. Prie to paties dabar, liktai ir vakarą, užvakar, liktai vyka paskutinis teismo procesas dėl tolimesnės Vaižganto gatvės arba to apvažiavimo. Per Varkalius, kur yra, liktai konkursas turėtų ir šiemet tikimės, kad jeigu pasirašys kelių direkcijai sutartį, tai mūsų dalis, kur buvo mūsų prisidėjims prie pėsčiųjų takų ir jo apšvietimo, tai tas irgi turėtų. Apie 150 000. Jo, apie 150, kiek jų ten bus konkursas, aš nežinau medžiagos kiek, bet jie per vienus metus tikrai tą galą įrengs. Taip, kad šitas dalis, kuris vakar buvo suderinta, ji susijungs su tuo jau įvykusiu projektuotu, tada iš tikrųjų per Žaltakalnį, per Vaižgantą gatvę ir per Varkalių gyvenvietę turėtų susitvarkyti pravažiavimus per Plungės miestą. Praktiškai metų bėgį galima būtų maždaug viską susidėstyti. Tai dėl sporto objektų tikrai dar nepaminėjau ir kito, kad iš tikrųjų yra sprendiniai daromi ir iš tikrųjų tarybos yra sprendimai pritarimui dėl universalaus sporto sveikatingumo komplekso, tai yra baseino ir sporto salės statybos. Tai kitą savaitę aš dar 29 dieną būsiu Vilniuje Kūno kultūros sporto departamente. Kiek dabar žiūrėjau, Vipuose Plungės būtent šitas objektas yra įtrauktas. Tai tikimės, kad kitais metais galėsim jau skelbti konkursą projektavimo ir statybos darbam. Tai manau, kad iš tikrųjų galėsim pakankamai greitai turėti tą objektą, kažkurio iš tikrųjų stipriai laukia. Toliau kiti darbai, tai džiaugiamės tai, kad šiais metais pavyko padaryti tai, kas buvo planuota. Tai yra taip pat, čia jau šiek tiek direktorius buvo užsiminęs dviračių takų pabaigimas aplink Platelių ežerą, nes dalis, kaip jūs žino, dalis dangos buvo bire danga dengta, tai yra skalda. Ir tikrai turėjom tokių ir šiek tiek nelaimingų atsitikimų, kadangi danga nebuvo tokia pritaikyta, nebuvo pilnai sutrombuota, tai buvo pakeitimai padaryti ir įdėta asfaltinė danga. Taip pat prie Beržo ežero pabaigtas įrengtas stovėjimo aikštelė, kuri buvo pritaikyta taip pat kemperiam. Ir ši aikštelė bus įtraukta į europinį žemėlapį kemperių stovėjimo vietų, nes tai iš tikrųjų mūsų kaip savivaldybės patrauklumą didina, nes tas tinklas iš tikrųjų žemėlapis. Prie kemperių šito žemėlapį įtraukta jau ir šalia to buvo žemsodis iš anksčiau ir dabar Žemaičių Kalvarijai turime irgi 4 pagal visus ES standartus įrengtas kemperių vietas. Tai Plungėje iš viso taip kaip 3 objektai bus, tai reiškia tiem, kurie keliauja kemperiais, o mes jų matom. Iš tikrųjų tai yra ir Olandai, ir Estai, ir Vokiečiai, ir kitos šalys, Prancūzai. Kiek pačiam teko matyti būtent su tokiais numeriais mašinos kemperiais važinėjant, tai iš tikrųjų matom, kad tas pajudėjimas toksai iš tikrųjų yra tikrai pakankamai gražus. Taip pat baigiam darbus susijusius su Mykolo Oginskio rūmais sutvarkymu viduje.
Tai ir sausio 9 dieną bus oficialus pristatymas tiek vietos bendruomeniai, tiek viską, kokie darbai yra padaryti po šitą paskutinį laikotarpį. Ir tas džiugina ir tai, kad kadangi darbai jau yra padaryti, tai dar šiais metais ir tas matyti ir mūsų sprendimuose, kuriuos šiandien priimsim tarybai, tai yra turi grįžti pridedamosios vertės mokestis. Šiandien ryte dar Daiva Mažeikienė sakė, kad jis dar nėra įkritęs pas mus į sąskaitą, bet kadangi iki naujų metų dar yra 7 dienos, tai tikimės, kad įkris. Tai savivaldybė susigrąžins virš 230 000 eurų pridėtinės vertės mokesčio. Ir tai yra vėl tokia gera injekcija, mes galėsim tikrai pasidengti pakankamai nemažą dalį tų asignavimų, kurie mes galbūt anksčiau šiek tiek neturėjom galimybės padaryti. Džiugina tai, kad iš tikrųjų dėl investicinių projektų, kurie yra rengiami, tai manau, kad sausio mėnesį jau finišuosim su Plungės rajono savivaldybės gatvių atšvietimo investicinių projektų. Dabar jisai yra techninėje stadijoje ir derinamas yra su seniūnijom. Pagal pirminius skaičiavimus, tai Plungėje numatoma yra atnaujinti 41 km, 41 ar 44 dabar nesimenu, 41 km apšvietimo linijų. Pirminiais skaičiavimais rajone atnaujinti reikėtų apie 147 km. Tai yra visuose miesteliuose, mūsų visose gyvenvietėse. Ir dabar vyksta tas mūsų strateginio planavimo investicijų skyriaus darbuotojai kartu su seniūnais derina kiekvieną būtent iš šitų gatvių, derina stovėjimo vietas, kur galima būtų atramas ir tikimės, kad vasario mėnesį, aš manau, kad galėsim išeiti į tarybą ir pristatyti šitą investicinį projektą. Aš atsiprašau, 41 km Plungės mieste rajone. Rajone 147. Taip, reikia, bet kiek dabar tas projektas bus 41 km Plungės miestui čia? Plungės miestui, tik tai Plungės miestui, o rajonai plus 147 km. Nes yra tikrai pakankamai daug gyvenviečių ir atnaujinant apšvietimą čia tikrai laukia tokie pakankamai ženklūs darbai. Dėl privatizavimo aš turbūt labai daug kažką tai nekalbėsiu. Taip, VIPO programa, kuri buvo, tai iš tikrųjų galim pasidžiaugti, kad tas, kas buvo kalbėta su Švietimo ir mokslo ministerija, tikrai pakankamai sėkmingai vyksta. Ir, sakykime, gražus tie darbai, kurie vyksta, praktiškai atlikti jau yra jie užaktuoti. Tai yra Plungės Saulės gimnazijos stadiono sutvarkymas, tai yra inžinerinių tinklų pajungimas, drenažas, lauko elektros tinklai, taip pat sporto aikštyno statybos darbai. Tie dalykai jau yra atlikti ir užaktuoti. Aš manau, kad ženkliai pagerės ir pasikeis būtent dar vienas sportinis objektas, nes būtent šitoje Plungės pusėje kito tokio stambesnio objekto mes ir neturėjom. Taip pat užbaigtas yra saulės kolektorių rengimo darbai šiais metais yra Plungės ligoninė. Davė tikrai labai gerą teigiamą efektą. Finansinį efektą davė labai didelį, nes karšto vandens paruošimas praktiškai vasaros laikotarpį nereikalinga pirktis papildomai iš Plungės šilumos tinklų karšto vandens. Nebereikalinga ruoštis. Taip pat džiugina ir tai, kad dėl sekančių metų po tikrai labai sunkių, labai ilgų dėrybų pavyko vis tik tai įrodyti Sveikatos apsaugos ministerijai, kad tas projektas dėl Plungės poliklinikos pastato pertvarkos, sutvarkymo visą yra kaip tęstinis projektas ir džiaugiamės, kad iš tikrųjų kitais metais pagal preliminarius duomenis jau turėsim apie 140 000 eurų, sakykim, tam pastatui kaip VIP-inį projektą. Tai labai didelis laimėjimas, nes jeigu tai būtų iškritęs kaip netęstinis projektas, atgal grįžti į VIP-inio objektų sąrašą, projektų sąrašą būtų be kelių metų laikotarpio būtų praktiškai neįmanoma. Tai va, dėl to iš tikrųjų labai stipriai džiaugiamės. Nelabai didelį darbelį, bet tikrai ženklus ir naudingi darbai buvo padaryti iš VIP-inio, iš kultūros ministerijos. Čia tikrai noriu padėkoti Mindaugui, nes būtent jų partijos ministras Šarūnas Birutis kuruoja šitos klausimus. Tai bibliotekoje, viešoje bibliotekoje sutvarkytas yra stogo dangas, sudėti stoglangiai ir sekančiais metais iš tikrųjų tikimės gauti VIP-inius pinigus, kad galėtumėm tęsti tolimesnius darbus ir rengti būtent tą palėpinę dalį. Tai manau, kad iš tikrųjų ženkliai pagerės sąlygos ir pačioje bibliotekoje viduje ir be jokios abejonės tai yra išorės darbai, tvora ir visi kiti dalykai, nes tam pinigėlių tikrai labai stipriai reikia.
Tikrai džiugina tie darbai, kurie yra padaryti mūsų kultūros centre. Tai buvo beveik 300 000 eurų vipas. Ir scenos įrenginiai yra pakankamai gerai sutvarkyti. Galim pasidžiaugti ir tai, kadangi tikrai šie metai finansiniai šie metai tikrai buvo pakankamai sėkmingi. Vien iš socialinių išmokų buvo sutaupyta apie 400 000 eurų. Tai savivaldybės taryba šiandien turėtų patvirtinti biudžeto pertvarkoje apie 175 000 eurų. Tų darbų, kurie šiuo metu yra jau padaryti kultūros centre, jie yra užaktuoti ir manau, kad tai tikrai bus pakankamai ženklus prisidėjimas iš mūsų kaip savivaldybės prie šito projekto Plungės kultūros centro tvarkymo. Ir tikimės, kad kitais metais mes preliminariai yra apie 280–300 000 eurų VIP kultūros centrui. Tai iš tikrųjų galbūt ta suma galės dar šiek tiek padidėti, nes visą laiką sulaukdavom tokių pastebėjimų iš kultūros ministerijos, kad Plungės savivaldybė pakankamai nedaug prisideda prie tokių VIPinių projektų. Tai manau, kad iš tikrųjų tie darbai turės tokią pakankamai gražią teigiamą įtaką. Na, dar vieną momentą norėčiau pasakyti, kad kai kurie sprendimai, kurie galbūt kartais buvo tokie, na, galbūt kažkam nelabai malonus, bet jie buvo priimti savivaldybės taryboje. Tai yra tie sprendimai, kurie buvo susijęs su žemės nuomos mokesčio ir žemės mokesčių peržiūrimu. Taip pat įvestas maksimalus mokesčio tarifas, patvirtintas maksimalus mokesčio tarifas, kuris yra dėl neprižiūrimų objektų. Tai reikia pasakyti, kad iš tikrųjų dar noriu padėkoti ir jums, žiniasklaidos priemonėm, nes tai buvo pakankamai gražiai gerai nušviesta. Tai reikia pasakyti, kai šis mechanizmas pradėjo po truputėlį judėti, iš pirminio sąrašo liko turbūt koks tik 1/5 tų objektų, kuriem iš tikrųjų reikėjo taikyti tokį mokestį. Nes šiuo metu yra 31 savininkas, sklypų be abejo yra daugiau, bet 31, kuriam tai reikia taikyti. Nes savivaldybės tikslas nėra dėl to, kad paimti ir pasipinigauti šitų objektų, tačiau esminis dalykas yra tai, kad mūsų aplinka, mūsų sklypai, mūsų vaizdas iš tikrųjų būtų ženkliai geresnis. Tai tikimės, kad kitais metais taikant tas pačias priemonės tokių sklypų bus mažiau. Ir šito klausimo dar kalbėjomės ir su Nacionalinės žemės tarnybos Plungės skyriaus vadovu Stepanu Januška. Jie išsiuntinėja yra jau ar išsiuntinės pranešimus tiem savininkam, kuriem šiais metais buvo taikytas tas maksimalus tarifas, kad iš tikrųjų ir kitais metais taip pat bus, jeigu jie nesusitvarkys būtent savo sklypų. Tai čia tikrai yra toks pakankamai ženklus pajudėjimas. Na ir tiesiog einant prie turbūt vieno iš pagrindinių klausimų, kurie šiandien bus svarstomas, tai yra dėl biudžeto. Tikrai norim pasakyti, kad finansinė situacija šiuo metu savivaldybės yra tikrai pakankamai nebloga. Mes ženkliai susimažinę esam tas skolas, kurias pradėjom šios metus. Tai pagal tarybos sprendimo projektą, kurį jūs jau matėte ir susipažinęs, kuris buvo svarstytas komitetuose, tai matyti tai, kad mes nusimatom, kad sukritus visiems pinigam taip, kaip yra numatyta, mes nebeturėsim visiškai jokios skolos, netgi einamosios skolos, tai yra net už gruodžio mėnesį bus atsiskaityta už moksleivių pavėžėjimą. Kai pradedant, sakykime, mūsų pačių kadenciją, tai skola buvo apie 1 100 000 litų. Tuo metu buvo skola už pavėžėjimą. Iš tikrųjų tai buvo ženkliai didelis įsiskolinimas, vos nemetinis įsiskolinimas buvo būtent už pavėžėjimą. Ir dar vienas momentas, kaip jau minėjau, dėl kultūros centro, tai 175 000 eurų yra numatyta apmokėti už aktuotus darbus. Taip pat džiugi naujiena, aš manau, bus tikrai tiem lopšelių darželių darbuotojams. Taip pat tėvam ir vaikam, tie, kurie lanko lopšelius darželius, nes 3 vaikų lopšelių darželiai, kurie mieste, kurie dar neturėjo pilnai pakeistų langų, tai tie langai turėtų būti iš šitų skirtų pinigų, tai yra 107 000 eurų, kurie yra numatyti.
iš tų pinigų turėtų būti pakeisti visi likę langai, kurie dar nebuvo pakeisti. Tai manau, kad iš tikrųjų, nepaisant to, kad žiema yra pakankamai šilta, bet vis tiek langus reikia pakeisti, tai vat, iš tų pinigų tikrai bus numatyta. Taip pat elgėmės pakankamai principingai ir tos įstaigos, kurios iš tikrųjų yra sutaupę vienų arba kitų lėšų ir yra įsiskolinę šilumos tiekėjam, tai mūsų Plungės šilumos tinklam, jiem nebuvo leista persidaryti pinigų į vienokius arba kitokius pirkimus, tačiau dengia būtent tas skolas, kurios iš tikrųjų yra. Jo labiau, kad šiais metais mes jau praeitą tarybos posėdį atstatėm visą finansuotą kiekį pagal poreikius, koks yra numatytas pagal normatyvą. Tai tos įstaigos, kurios iš tikrųjų gyveno pakankamai taupiai ir sugebėjo lėšas sutaupyti, jos galės pagal šį tarybos sprendimą įsigyti papildomai vieno arba kito inventorius reikalingo jų veiklai. Tai va, tą intenciją mes ir toliau stengiamės išlaikyti, kad tie, kurie dirba kokybiškai, kad tie, kurie dirba efektyviai, kad jie būtų skatinami tai daryti. Tokio dar. Aš ties irgi norėčiau pridurti. Statistikos tokios nevedam savivaldybės vadovai, vykstam dažnai į Vilnių, ne tik į Seimą, bet į vyriausybę, į ministerijas, departamentus, išsakyti savivaldybės poreikių, kiek reikia mums finansavimo ir sprendžiant Plungės rajono problemas. Tas mums pavyksta išsakyti teigiamai, kad gautume atsakymą finansavimo, bet dėmesį atkreipė tiek ministrai, tiek ir ministras pirmininkas, departamento vadovai, tai įrodydami net savo vizitais į Plungę. Kaip ir paminėti, ir ministrai lankasi, ir šiemet ministras pirmininkas 2 kartus apsilankė, tai glaudžiai bendradarbiaujant su vyriausybė, išsakant jiems problemas ir parodant konkrečiai, kokios yra bėdos, yra daug lengviau apsiginti mums savo nuomonės. Naudodamasi progą dar norėčiau irgi priminti, kas su administracija, tai ūkininkams tokios informacijos pakartotinai, kad pasinaudotų, nes nelabai daug kreipėsi į žemės ūkių skyrių. Konkrečiai turiu omeny dėl apyvartinių lėšų pasiskolinimo iš bankų struktūrų ir kreipiančias į mūsų žemės ūkių skyrių 80% palūkanų kompensavimą. Apyvartinėms lėšoms gali pasiskolinti ir prieš arba po iškart pasiskolinimų kreiptis į žemės ūkių skyrių, kad jiems būtų sukompensuota. Čia yra didžiulė parama irgi ūkininkams ir taip pat agituoju ūkininkus draustis pasėlius. Nes gamtinės sąlygos yra nekokios ir kad mažiau nukentėtų, pasėlių draudimas taip pat yra kompensuojamas, kad kreiptųsi ir žemės ūkio skyrių. Prašau, 80% tai tos paskolos ar palūkanas? Dengia palūkanas. Kiek pasiskolinus pinigus reikės grąžinti, bet 80% palūkanų galima susigrąžinti. Čia panašus variantas kaip Invegos. Panašus variantas yra taip. Ir dar ką norėjau pasakyti, tai iš tikrųjų turėjom labai gerą seminarą su Žemės ūkio ministerija. Čia buvo organizuotas seminaras būtent dėl melioracijos darbų, ten kur, kad būtų paskatinimas, nes savivaldybė savo projektus jinai teikia, kaip ir teikia, bet kad paskatinam būtent pačius ūkininkus daryti savo junginius tokius kaip asociacijas, tam, kad jie galėtų iš tikrųjų tvarkyti tą žemę, kurią jie šiuo metu dirba, kadangi melioraciniai renginiai be papildomo valymo, tvarkymo ir be investicijų iš tikrųjų po truputėlį nusidėvi ir jeigu turim tokių gražių pavyzdžių, kurie yra, pavyzdžiui, Šilalėj, kur tikrai ūkininkų asociacijos juda ir anksčiau gaudavo iki 90% paramą intensyvumo, šiuo metu iki 80% gauna tą intensyvumą, tai iš tikrųjų tokia yra ženkli pagalba ūkininkams. Tai čia tikrai džiaugiamės, kad tie kontaktai su Žemės ūkio ministerija, su ministrė Baltraitinė, ir čia buvo Plungėje, tai tikrai labai geri, operatyvūs ir kai reikia dalykinius klausimus spręsti, sprendžiasi labai greitai. Dar tiesiog ačiū patarėjui priminė, kad dar vieni objektai, kurie atsirado šiais metais Plungėje, tai
ir atrodo Plungiškiai jau jisai susigyveno, tai tie vadinamieji pėsčiųjų šviesoforai, kurie yra. Tai manau, kad iš tikrųjų avaringumą šiek tiek mažina avaringumą ir matom, kad tiek jaunesni, tiek vyresni žmonės tikrai jais naudojasi ir tas eismo saugumas padidėjantis yra. Dar vienas momentas iš tikrųjų iš eismo saugumo priemonių kartu su seniūnija esam numatę ir dalis jau yra įrengta ir iki sausio vidurio turėtų būti įrengta 9 Plungės avaringiausiose pėsčiųjų perėjose apšvietimas. Pėsčiųjų perėjų apšvietimas iš abiejų pusių. Šiuo metu yra įrengta, kai žinau, jau prie Jūcų mokyklos yra įrengta ir iš viso 9 perėjos turėtų būti papildomai apšviestos. Nes tikrai, pavyzdžiui, toje pačioje Jūcio gatvėje yra prie Mažosios Maksimos turėtų būti apšviesta, prie Norfos, ten ypač tas atvejis, kur buvo mirtinas, sakykim. Tai va tos avaringiausios pačios perėjos jos tikrai bus sutvarkyta ir čia yra pirma injekcija, o toliau manau, kad iš tikrųjų eisim prie to, kad praktiškai beveik visos miesto perėjos turėtų būti apšviestos skirtinga spalva ir pakankamai dideliu intensyvumu tam, kad vairuotojai matytų, kas iš tikrųjų juda per pėsčiųjų perėjas. Tai stengiamės, kad ir atrodo tokios nepakankamai didelės investicijos, bet jos iš tikrųjų yra mūsų pačių saugumui. Dėl saugumo tai ir tikriausiai pastebėjot ir gyventojai pastebėjo, kad prie policijos stūmų Vaižganto gatvėje yra uždėti tie atitvarai, tvorelės ir naikinama pėsčiųjų perėja, nes ten tikrai buvo nesaugi, tiek į kalną kylant, tiek į pakalnę, automobiliai nesustabdo, tai ir tik tais dar nėra pats zebras panaikintas, o pėsčiųjų perėjos ženklai ir ten jau nebėra tos pėsčiųjų perėjos. Matyt, nusitrins per žiemą. Jeigu žiemą bus tokia, tai tikrai nusitrins. Tai gal tik trumpai klausimą jūsų noriu. Aš dar norėjau klausti dėl Saulės gimnazijos sporto aikštyno. Turite omeny užbaigti tie darbai, kurie šiems metams buvo numatyti? Kiek ne lėšų? viskas užbaigti. Ne, ten 3 metų pats projektas yra ir kitais metais, sakim, tai elektros sutvarkymo įvedimo darbai tai yra tiek naujam, tiek senajam korpuse. Tai ten tų darbelių yra pakankamai daug dar, bet na, kadangi iš tikrųjų naujas rangovas buvo visiškai man negirdėtas ir Daiva. Ja. Bet, sakykime, iš tikrųjų jie pakankamai gerai organizuoja darbus ir manau, kad problemų neturėsim. Dabar dėl aikštelių darželiuose, 3 darželiuose. 4. Miesto 3 yra ir Platelių darželis. O kituose nebus, ar ne? Mes dabar, jeigu viskas bus sėkmingai, tai aš minėjau, kad būsiu Kūno kultūros sporto departamente, tai vienas iš darbų, kuriuos turėsiu ten dar padaryti, tai yra dėl, kaip minėjau, baseino ir sporto komplekso. Kitas klausimas yra tai, kad gauti pritarimą, nes dabar iš 2 šalių pritarimą yra gauti jau dėl sporto, dėl futbolo stadiono sutvarkymo prie Vesto technologijų mokyklos, kad Kūno kultūros sporto departamentas skirtų savąją dalį, tai yra iki 250 000 eurų. Tai būtent į sutvarkius, gavus tą finansavimą, yra galimybė tą senąją dangą, kuri yra futbolo, kiek jinai yra kokybiška, ją galima iš tikrųjų panaudoti, supjaustyti ir padaryti prie kitų darželių arba prie kitų vietų panaudojant tą dangą. Tai, ką mes buvom gavę iš futbolo federacijos panašią dangą, analogišką dangą mes galėtume tada prie kitų darželių taip pat padaryti. Tai čia tikrai labai geras pastebėjimas jūsų ir norim, kad prie visų vaikų darželių būtų tokie aikštynai ir iš kitos pusės padaryti tokias aikšteles, vaikų žaidimo aikšteles, tiek sportavimo aikšteles, kaip pavyzdžiui prie Rūtelės darželio yra padaryta Jūcio gatvėje. Tai va tokių dalykų iš tikrųjų reikia, nes tai yra ir darželio renginys, iš kitos pusės tai yra renginys ir visiems tiem, kurie gyvena aplinkui. Tam, kad fizinis aktyvumas iš tikrųjų būtų didesnis. Dar nepaminėjau teisingai, kadangi projektų tikrai yra daug, čia tą informaciją jūs rasit. Tai yra jaunimui palankių paslaugų teikimas, čia projektas su Norvegijos grantais, jisai nėra labai didelis tas projektas, tačiau, sakykime, iš to projekto vieni iš kitų dalykų, ką mes turėsim, tai pavyzdžiui, treniruoklių aikštelė, lauko treniruoklių aikštelė prie Jūcio mokyklos, ten net būtų arčiau prie Plungės jūros pakrantės. Čia kaip dar vienas papildomas akcentas, bet to turėsim
6 Wi-Fi zonas, laisvas Wi-Fi zonas prie Plungės mieste, tam, kad iš tikrųjų žmonės, tiek mūsų žmonės, tiek atvykę turistai, keliautojai, kad jie galėtų naudotis. Nu, ir be jokios abejonės tai yra dar vienas objektas, kurį atgaivinam, tai yra TICO, Turizmo informacijos centro atnaujinimas. Čia ir projektas šiandien yra teikiamas tarybai, kad būtų galima kartu su Latvijos, su Kuknės savivaldybė šitą projektą gyvendinti. Ir nuo sausio 1 dienos TICAS turėtų pradėti veikti kaip atskira struktūra. Tam bus skelbiamas konkursas vadovo vietų užimti, o 2 žmonės šiuo metu tenais yra dirbantis ir jie savo darbą turi planuotis. Jo labiau, kad iš tikrųjų pirmas darbas, kurį jie dabar turi padaryti, tai yra kartu su Manto Česnauskio kuravimu, tai yra dalyvavimas Adventur parodoje, nes norim iš tikrųjų sėkmingai pristatyti Plungės savivaldybę visą kaip teritorija tinkama. Tikrai sėkmingas buvo pristatymas tada Šveicarijoje Lugane parodoje, tai manau, kad tą intenciją tikrai turim gražiai judėti. Ir iš tikrųjų smagu vakar, kai turėjom tokią didelę gražią šventę ir mūsų, sakyčiau, vienas iš pačių geriausių Plungės savivaldybės įstaigų vadovų, tai Violeta Skeirienė vakar gavo apdovanojimą, aukščiausią apdovanojimą kultūros ministerijos, nes savo šviesą ir tikėk žvaigždę. Tai po to aptariant viską, tikrai iš kultūros ministerijos vadovų, nes viceministras dalyvavo, tikrai tokių šiltų gerų atsiliepimų buvo, nes informacijos apie biblioteką, informacijos apie Oginskio rūmus, informacija apie nacionalinį parką, apie dviračių takus, apie kitus dalykus, jau tą informaciją jie turi. Tai vadinasi, ta visa informacija, kuri išeina iš savivaldybės, kuri išeina iš jūsų kaip žiniasklaidos priemonių, jie jau pradeda pasiekti savo rezultatus. Tai tą intenciją iš tikrųjų mes planuojam ir toliau darbuotis ir manau, kad bendrau jėgom tikrai galėsim padaryti ženkliai daugiau negu turim šiandien. Jeigu dar šiek tiek apibendrinant, buvo jums pristatyta ir su medžiaga bus pateikta, kiek nuveiktų darbų ir taip pat apibendrinant, kad yra pateikta tai, kas yra suplanuota jau 16 metams. Tai per šios metus 15 tie paruošiamieji darbai vyko intensyviai ir pristatyti jums tie darbai 16, kuriuos jau ne tik žadamų, jau numatom, kad jie bus įgyvendinti. O dar jums daug nepaminėta tų, kur yra suplanuota ir galbūt dar nežinom, ar pavyks gauti finansavimą, ar tuos darbus darysim. Šiandien jums pristatyti tie, kur jau galvojam, kad bus realiai tikrai įgyvendinami. Dėl kitų metų, tai sausio mėnesį mes, jeigu nebus ekstrinių kažkokių dalykų, neplanuojam daryti sesijos, tai bus tiesiog pasiruošimo laikotarpis ir vasario 11 dieną planuojam turėti kitą tarybos posėdį, tai ir pristatyti jau ir biudžetą, nes valstybė patvirtino savo biudžetą ir Sodros, ir PSD biudžetą, ir valstybinį biudžetą. Visus, tai iki vasario 15 dienos visos savivaldybės turi patvirtinti, mes tą dalyką numatom daryti ketvirtadieniais, kaip įprasta vasario 11 dieną. Tai manau, kad iš tikrųjų turėsim ir tokį išsamų laikotarpį, gerą laikotarpį pasiruošimo, be jokios abejonės komitetą, kaip jie darbavosi, taip jie darbuosis. Naudodamas į progą noriu pasveikinti mūsų spaudos atstovus su jau priartėjusiam visai šventėm, palinkėti jums ramių šiltų kalėdų, gerų ateinančių metų, kūčių ir kalėdų gausaus stalo ir po to stalo, kad susirinktų jūsų artimieji žmonės. Paprastai sako, kas duoda įžadus, kad nuo kitų metų kažkas jo gyvenime pasikeis, tai ten buvo vienas iš variantų, kad iš tikrųjų, nes kartais, kaip Benas viceministras kalbėjo, tai kūčių stalas viskas tvarkoja, bet į 12 patiekų kartais turi tokią smogimą užtaisą, kad dažnai po to būna pakankamai sunku atsigauti. Jisai labai gerai ir kūčių vakarieniai, paskui tiesiai į kalėdas ir jau tos pačios. Kūčių vakarienį neturi už kalantukų norisi kalėdą. Na tai arba. Tai iš tikrųjų ačiū visiems, sėkmingų gerų metų mums visiems ir bendrų pastangų dėka aš manau, kad tikrai padarysim tikrai daug smagių, kokybiškų gerų darbų.